Taigi sveiki visi. Jeigu norite pasidaryti tokį šešėlių įvaizdį, tada jums reikia žiūrėti šitą vaizdo įrašą iki galo. Tai prireiks 4 spalvų. Tai, pavyzdžiui, man prireikia 4 spalvų. Tai reikėtų tokios rudos, šviesiai rudos ir tokios oranžinės, arba kūno spalvos. Tai aš naudojau tokią ir tokią. Čia dar tokia pilkšva labiau spalva. Ir prireiks blizgučio, maskuoklio, ir prireiks kempinėlės ir kažkokio šepetuko. Tai va. Pirmiausia, naudosiu tą labiau oranžinę spalvą, arba labiau kaip odos spalva. Naudosiu tokį šepetėlį. Jis labai gerai taip išmaišo tą spalvą. Tada naudosiu tokią rudą spalvą. Tai šitą. Šitą. Tuomet pasiimsiu truputį tokios kaip pilkšvos spalvos, tai šitos apačioj. Tada aš pasiimsiu maskuoklį. Ir čia užsidėsiu. Tuomet galiu pasiimti truputį šitos baltos pudros ir su tokiu šepetėliu kažkokiu užsidėsiu. Ir norėsiu truputį čia uždėsiu, kad pašviesinčiau šitą priekį tiesiog, kad pašviesinčiau. Tai kažkaip taip atrodo. Dabar išsklaidysiu maskuoklį. Tai dabar naudosiu highlighterį. Tai čia tas iš Makeup Revolution. Tai va, pasiimsiu truputį. Užsidėsiu. Galite, jeigu norite, užsidėti eyelinerį. Tai toks yra čia iš Essence. Tai toks juodas. Tai užsidėsiu. Tai gaunasi šitaip. Tai va, toks gaunasi įvaizdis. Tai rašykit, jeigu norit kitokių arba panašių vaizdo įrašų. Tai padarysiu tuomet. Tada.